Labą rytą, pas jūs rytas, pas mus vakaras. Vėl išjudėjom iš namų, kaip ir eilinį savaitgalį. Važiuojam pasižiūrėti, kas gera airiškose apylinkėse. Dabar bandom nulėkti iki vieno kalno dar, kol spėsim saulikę palydėsim. Oras šiandien pas mus toksai labai jau gražus. Visą savaitę buvo Nesąmonių muziejus. O dabar šiandien labai gražus. Tai neiškenčiau, sakau Oksanai. Pakuojamės žaislus, dedame šunį į bagažinį ir lekiam žiūrėti, ką turim gamtoj. Tai va, važiuojam kartu ir pažiūrėsit ir jūs. Birutė mūsų irgi vakuoja. Niekaip nerimsta. Važiavam. Bet tokia va vietelė. Čia galima atvažiuoti, o yra staliukai visokie. Nežinau, ar matos biškį, gal prieš saulę nelabai. Galima atvažiuoti barbekinę kažkokią tai pasikepti. Ant kalno pačio einu užvažiuoti su mašina. O vadinas ta vieta Kilbrūniai Caravan Park. Caravan Parkas pats biškį tenai žemiau. Ant viršaus čia tik tais taip tokie. Galima čia ratais apeiti, viršūnėm prasieiti neblogai. O randasi jinai Šiaurės Airijoje netoli Niurio miestelį. Jeigu vestumėt Google rasti. Va toks va, ganėtinai populiarus pasivaikščiojim. Jeigu atvažiuoti šeštadienį kokį, tai čia bus tikrai nemažai žmonių, ypač jeigu oras geras. Mes sakom, einam palydėsim saulę. Senai sakau, kokią savaitę nebuvo turbūt tokia ora, tai smagu ir išeit biškį prasivaikščioti. Mano chebra jau va, ten nulėkė va. Kaip visą laiką manęs nieks nelaukia. Nu va, lipu jau 2 valandas. Baigiu pridusti. Ne, kniso protą, lipu 2 minutės. Eidėms prisiminiau, kad mes kažkada su Oksanai buvom Facebooko grupę sukūrę. Dabar jinai yra Lietuviai svetur. Ir po kiek mes laiko? Po metų, ne? Po metų darėm susitikimą. Lietuviai svetur, kai buvo. Mes darėm jubiliejų, buvo 10-metis mano. Kiek buvo? Bijau nusišnekėdama. Buvo 10 metų. 10 metų buvo kažkas tai Lietuvos, kažkas tai. Nusišneka, ne? Jis nusišnekė jau. Jau nusišnekė. Ne, 100 100 metų kažkas buvo, ar kaip Lietuvos vardas paminėtas, ar kažkas tai buvo, neatsimenu. 100-metis kažkoks tai buvo, jo. Ir to pačiu, va, iš grupės susibūrimą, susiorganizavom čia irgi ant to kalną. Tai atvažiavo čia daug mūsų žmonių, turbūt čiut ne 100 žmonių ir buvo. Nu, 100 gal ne, bet... Jeigu įeitumėte į grupę Lietuviai svetur, Facebook'e, viršuje yra banerį nuotrauka. Man atrodo, dar dabar yra ta nuotrauka ten uždėta. Tai va, būtent nuo šito kalno ir su visais tais žmonėms. Nu, tikrai nemažai mūsų buvo. Šašlikiuką mes čia atsitempiam, torčiuką. Va, buvom smagiai. Arbatas atsigėrė. Nu, iškėlėm Lietuvos trispalvę ant kalną, prisifotkinom ir varėm namo. Tai va tokia istorija, biškį sukonfuzinta, bet ne pirmą kartą. Mesgi patys konfuziniai esam. O va čia po kokie vaizdeliai po biškį atsiverinėjai. Kažkada ėjom ir ten per viršų. Kada nors praseisim, parodysim. Mes nebijom konfuzinti. Tu jau konfuzinį vėl iš naujo. Ir visiškai nesikonfuzinant ein, sakė. Ir statomas čia. Eina savo. O dar ten bekiu. Tavo žandai panašiai sustriukė. Ja.
aš tai normaliai, jaunatviškai pabalęs. Širdis stoja, bet nieko. Jo, begondė. Nu va, užlipam. Tokia va viršūnė. Va, Kyra susipažint su Haskiu nori. Va, tokie va vaizdeliai aplinkui. Nežinau, koks čia aukštis, bet nėra labai aukštai. Gal kokie 500 metrų, gal 6. Klausaus, ką ten Oksana šnekas, bendrauja kažką. Einu surasiu vietą, kur timelapsui pastatyti kamerą, kad biškį pafilmuota. Saulėlydį būtų visai fainiai. Ir surasiu, kur pastatyti. Išduosiu paslaptį, nefilmuokit saulėlydžių. Gražu, va, viską, va, saulelė jau ten nuėjo apų padaryti. Bet tai nušaliau rankikės belia kaip, nosis va raudona kaip pas Hrančiugą. 1,5 valandos prastovėjau prie kameras, kad nufilmuoti 2 minutės timelapsą. Oksana, aišku, tuo tarpu pasivaikščiojo su Kyra, jam ten šalta labai nebuvo. Nu, bet aš kai turiu pasiaukoti, mangi reikia YouTube įdėti 10 sekundžių. Su droniuku paskraidėm va gražiai, kaip matėt. Vėjas belia kokia dydžio buvo, tai labai biški sudėtinga. Galvojau, nusivartys biški droninis. Bet nieko, viskas praėjo gerai. Dabar ką, šaunam į mašiną ir važiuojam, susirasim savo nakvynės vietą. Šiandien miegosim vėl mašinai. Pavargau šnekėt. Nu ką, mes susiradome čikę, įsikūrėm. Nežinau, matas gal biški. Einam jau šiandien liuliuką. Biški. Trumpai pakeliavom, išlenda viena veikėja, va. Išlendi trasą. Ir ką, susitiksim už jum kelių sekundžių. Abana. Labas rytas.
Labas rytas. Mat, kaip greit naktis praėjo, tik bum, 2 sekundės ir viskas, nu. Mes jau nuparpėm biškį. Kaip mėgojai? Aš šūdinai. Nelabai patogiai mėgojau, bet nieko, viskas gerai. Rytas belia kokią gražumą. Taip, kad negaištam laiką, valgom kažką ir važiuojam žiūrėti visokių įdomybių aplinkui. Nu va, šokom su Zaicu į keltą ir plaukiam į kitą krantą ten kažkur. O plaukiam, ką plaukiam? Plaukiam pažiūrėti, kas ten gera, niekada nebuvom. Tai va, ir įdomu palika. Plauk neilgai, čia mums gal 15 minučių kažkur, gal 20. Šalta. Eis į mašiną. Tai va. O randamės mes kur? Strangford Loch. Čia yra toks iškišulys didesnis, kuris susijungia su Atlanto, ne su Atlanto, su Airijos jūra. Nu ką, atplaukiam. Visai labai greitai. Nu, nusibodo laukti, jau lembame. Nieko. Net 5 minučių netrūko. Ką tik šnekėjau, kad 15 minučių. 15? O iš kur, aš žinau, man tai pavyzdžiui labai greitai. Bet nes aš kai dairytis pradėjau, žiūri aplinkui viską, laikas tai praskrenda, kad nieko net nejauti. Viso galim kurti vieką kalai mintis čia. Vienas, du ir yra. Vienas, du ir yra. Einam su Zaicu, sakom, užmatėm ten iš toliau tokį bokštą, sakom, einam pažįsim, kas per pilaitę, einam, taip įdomiai atrodo. O čia rašė kažkokias kapinės, va, graveyard, bla bla bla. Šiek nuo 1730 metų čia yra net antkapių. Sakom, pažįsim kokią pilaitę. Oi, spoga didžia. Užtat viršūnė gera. Nu, va tokia, va, žiūrėk, ir ant viršaus kira sėdi ir bazarina. Nu, sakau, gera viršūnė. Nu, bet kažkokie grįvėsi yra, va, tenais. Antkapiai matos, kad belia kokia senuma. Per gatvę yra dar viena pilaitė, varom Per ten gatvę yra pasižiūrėti. dar viena kažkokia pilaitė, einam pasižiūrėsim. Per gatvę. Randamės Portaferį miestelį, atsikėlėm čia su tokia auto. Laukiam, kol porą vietų atsidarys įdomesnių. Eisim apsižiūrėti. Taip, čia yra. Čia įeini, patempi ir pareini. Ne, čia yra spyna. Prirakinti, neleidžia čia darai. Bet mes einam čia. Į kiemą žmogaus. Mane triuoda. Mes galim po kiemus pasivaikščioti. Čia gaila. Tu iš pagalę, kas nors kai šausi kuprą, mums bus vaikščioti. Po kiemus. Šokam į tą valtį, plaukiam turbūt toliau. Kad čia nedaisim, man atrodo. Eisim, tu tik tai žiūrėk. Daisim? Eik paskui mane, nepergyvenk. Daisim, Aš sakai? tave visur nuvesiu. Nu, to aš ir bijau. Nu jo, per tvorą nelipsim, bet yra soliks per tvorą, irgi galima perlipti. O ten aplinkui nesakai, nepeisim. Nežinau. Visada galim pafilmuoti taip, pakelti tą į pafilmuoti. Pažiūrėti, kas ten yra. Patys nematom, bet paskui pasižiūrėsim, kaip bus galimybė.
Pamiršom pasiminėti, kada yra dabar, kas pas mūsų šeštadienis, ir turbūt tik kokias 9 ryto. Nieks niekur neįleidžia. O mes gatvėmis šlifuojam gatvėse, ne? Na, šlifuojam Gatvėmis gatvės, varom. visur viską uždaryta. Bent jau pusrytį pavalgėm. Jau tingėjau rodyti, ką ten valgėm, nes labai valgyti norėjau. Amžinai alkanas. Įlėkėm į degalinę, ten sparas buvo parduotuvėlį. Tai pasiėmėm ten airiškų dešrelių, beikoną vadinamą, kresnikės, lietuviškai, kiaušinių porą ir tokių džambonų porą. Tai čia būtų sluoksniuota tešla su sūriu ir kumpiu. Į su kavutę va, visą tą nuliejom į skrandį. Va, čia ta pati mūsų čiurčių nušikta viršūnė, matau. Viršūnė kaip ir yra, kaip stovėti, taip stovi. Kadangi mūsų nieks niekur neįleidžia, tai sakau, Oksana, einam į parką, kelsime droninį, apsižiūrėsim vis tiek, ką mums reikia apsižiūrėti. Tai vartus jie man gali uždaryti visus, kokius nori, ne? Bet dangaus vartų, tai jie mane uždarys. Va taip va, pažiūrėjom, į bažnytėlę apžiūrėjom, į kapinikės apžiūrėjom, viską apžiūrėjom. Va, jam kas neleidžia mums pažiūrėti. No problema, tai visiškai. Spėkit, ką nuspyriau eidams. Kaip visada, šuduka. Šuduka. O dar norėjau, žinai, pasakyti. Blemba, sakau, kaip man patinka pavasarį, žinai. Eini va. Ai, va tas kvapas toksai geras. Va tokie va visokie žiedžiukai va visur. Žydi, paukštukai, čiulba, faina. Aišku, mes su pirštinėm pavasariškai. Balandžio 1, pas mus čia kokie 5 laipsniai šiandien. Bet užtat va, visur. Visur gamta bunda, visur žalia, visur smagu, visur faina. Ne, Zajac? Da. Faina. Paukštukai tik tais čiulbu. Va, čia kažkas auginama, kažkokia kultūra. Nežinau, kas čia yra. Grūdai kažkokia grūdinė kultūra bus. Greičiausiai. Arba nelabai kultūringa. Gal kakarūza kokia? Ne? Nežinau. Nepanaši kukurūza. Nežinau, gal ir kakarūza. Kaka į arūzą. Na. Man liepė prieiti arčiau, jis sakė, iš visų pusių pafilmuoti. Taip, čia karalienės sostas yra. Pafilmuok Ale tokia karalienę. krūta, žiūrėk čia su magic mushroom, Zajac. Nu taip, žiūrėk į mane, aš čia karalienė Čia sėdžiu sostė. elfukai visokie. Privalgai gribukų, tampi elfuku ir šneki su medžiais, supratau. Ir paskui O, ilsiesi. bet privalgius reikia sėdėti čia. Privalgai va ir čilinis. čilini savo. Su vaizdu va, gražiausi, parodyk Su vaizdą. vaizdu į jūrą, jūrą. Va ten va jūra. Ir žiūri, kaip kursuoja tie. O čia Strangfordo Loch vadinasi. Ežeras, bet jisai sūrus. Ir žiūri, kaip kursuoja laivukai pirmyn atgal, ne? Keltai, nu mes va iš ten atplaukėm. O va šiandien ten va krantą. viens kateriuks kažkoks tai Čia plaukia. tveriam.
O mes čia ir vat nardyt atvarom su Hebra va šitą ežerą. Rytoj varysiu nardyt. Ten kažkur plauksim, nersim ten. Ieškosim krabinių. Krabinių. Zaic. O kol jūs ten nardysit, aš čia pasėdėsiu. Ant knygas, žiūrėk, gal protingesnė tapsime. O už ką tupą? Nieks už liežuvę netempė. Šitą įdėsi, palibum. Jeigu ką jūs nematė, bet čia Oksana Šika. Žengi, jumoras jam biškai. Kas yra, Zaikik, tai turėsi dabar konfrontacinės informacijos apie tave, biškutį. Tikrą tiesą papasakosit, kokia ta mano Oksana yra, žinai? Ne? Tikrai? Nu, besgi pirdukus įleisiu ir kamerą negražu. Kyra, eik ten pačekink, kas ten yra. Įdomu, kas nors iš pakampą. Bet taip nebuvo, taip būn tik per siaubo filmus. Ką tu žiūrėjai, ką pametei? Nieko nepamečiu. Lizdas medinis, ne? Bet kiek daug pražydusių gėlių, ką? Gėlių įvažė kaštonai žyčiai. O, geras, nemačiau dar, kad kaštonai žydėtų. Ne? Labai kokie dideli. Taip. Dangus koks gražus. Mėlyna viskas, ne? Tai čia sakiau. O, Jėzu Marija, pažiūrėk! Kas? Ateik čia, žiūrėk! Demoną pamatė kažkokį. Tai bet tai kai išgazdina. Kas? Šit. A! Draugelis išlindęs. Geras, ką? Parodyk, ką nepritepiai? Ne, atrodo normaliai. Sargiai vaikščiokit miškuose, o tai matėt kokie išlinti iš už medžių reikalai. Kai gražiai šneka, bachurėlis kažkur. Žiūrėk, va šitą dalyką parodyk. Kaip man patinka, kai pradeda paparčiai tiktais. Tik jie išsproginėja tą prasme. Viniuojas į žiedą. Va, čia, žiūrėk, va čia, va. Žiūrėk, kaip gražiai, kaip sraigės. Visiems botanikam prašom žiūrėti. Spausti laiką ir subscribe. Ir parašyti komentarą. Dažnai vaikščiot miškiai. Ryte, anksti ryte, kai dar viskas uždaryta, kai niekur negali papulti. Kai nieks niekur neįleidų. Prasivaikščiot miške. Įsiperdat, ką paskui viešoje vietoje nešaudyti. Ir einam toliau. Čia jeigu ką buvo tas viskas surežisuotas ir specialiai man pakištas. Ai. Aš draugelis. Draugelis čia mano, sėčiu. Draugelis. Fainas tas takelis, toksai prasiėjimui, va tokių visokių akcijų, atrakcijų. Summer Fairy, va, yra nupiešta, parodyta. Palei vandenėlį. Kas nupiešta? Ten. Va, vasaros fėja. Tokių fėjų visokių pribumbasų prikabinta. Pilnas parkas.
Nu, nežinau, čia parks, ne parks, čia Aišku, kad parks. takelis vienas praėjimo. Nu tai gali va ten paeiti dar toliau. Galim na biški Va, praeiti. žiūrėk, čia vėl varuoda takelis. Čia pilnas takas, pilnas Čia parkas. rodiklė toliau per čia galėsim pareiti. Nu. Kelinta šiandieną? Šiandien yra 20 berots. Tai va, matai, 10 dienų belika. 10 dienų belika. Iki ko 10 dienų beliko? Taigi iki atostogų liko 10 dienų. Taip greitai laiksai. Nu taip. Eina savo. Tai kai tu dirbi, tai tau, žinai, nesijaučia, man tai labai gerai, aš greitai laukiu, ilgai laukiu. O dar net čimodanų nesusikroviau. Anksti dar. Aš tai visą laiką paskutinę minutę viską surinku. Jo, 14 dienų išskrisim iš Irlandijos lauko pasišildyti, pasideginti, ne? Na, Ir pafilmuoti viską daug bus. bet tai kai orelis šiandien geras. Pasaka. Va štai taip, vyras užrišinėja žmonai batus. Ne žmona nemok batų užsirišti. Aha, čia batrišiai tokie yra, kad tu rišk kiek, koja nesutraiškit. Man reikia biški, kad būtų ilgesnis batrištis. Tada galima 2 kartus prasukti, 1 ir 2. Ir va, viso. Ne, viskas gerai. Va, Ką taip. tu čia man? Žiūrėk, kažkaip taip žinau, aš taip savo hikingą batus rišu. Viso, matai, ką krasyva. Ir jisai neatsiriš. Šitas irgi taip pat. Ir jisai nebeatsiriš. Nes tas irgi Nei atsiriš. namuose neatsiriš niekada. Visiškai niekada, kaip aš pats nusiimsiu. Na, tai manęs prašy užrišti, neprašy, kad reikėtų paskui nusimti. Kyra sako, padėti tau nereikia. Padėk, Irutė man. Padėk. Va. Papa, viso. Dėkuoju tau. Happy mano vyras. Kai žmona happy, tai ir vyras happy. Happy. Nieks nelės čia, nedauža, nelės.